Sveiki visi, su jumis Mr. Minecraft čia ir šiandieną aš jūs pamokysiu, kaip pasidaryti patranką super greitai. Aš pirmą kartą padariau per 20 sekundžių ir labai paprasta, labai lengva patranka. Palaukit, padarysiu pauzę. Na, pasidariau antrainį, nes biškį lagų, bet vis tiek man nereikės. Tai dabar parodysiu, kaip veikia patranka. Nu, nematėt. Palaukit, reikia pasikeisti normal ir tada reikia taip daryti. Ir bam, ir nuskrenta ir padaro didelę duobę. Yra patranka, jie sukūrė Seklingas, aš taip parodysiu ją lietuviškai. Jeigu kas nežino Seklingo, tai description'e bus jo kanalas, jis tikrai malodėtis. Švelis jis kūrė, jis yra redstoneris, geriausias redstoneris. Taigi gerai parodysiu, kaip pasidaryti, labai paprasta. Biškai pasimsiu TNT šiek tiek. Ir va, žiauriai greitai. Taip, dabar parodysiu greičiau, bet gali jūs labai greitai. Tai pirmai išmainam blokus, padėkit vieną fensą čia, porą lietuviškai. Padėkit čia fensą, čia fensų. Oi, čia biškai vieną per daug. Tada čia uždėkite dispenserį. Tada čia taip pat. Taipogi uždėkit ir tokia kryptim kaip aš rodo, nes kitaip neišeis ir bus labai blogai. Tai taip, tada dėkit į visus po TNT. Galit mažiau dėti, aš daug, labai daug. Uždėkit po mygtuką, nesvarbu, gali būti ir lyveris. Taip aš pažinau. Ir, aš nepamiršau būti labai blogai. Vandens. Uždėkit čia. Ir tada, bam. Truputėlį palaukit. Ir tada šitas spauskit. Ir, ir tas nuskrenda. Tai, jo. Tokia patranka. Labai gera. Ir, kodėl čia 3 tieri dispenseriai. Išeitų su vienu, bet man atrodo, jeigu neklystu, jie išmeta 3 TNT, vieną krūvą, nes TNT aktyvuosi, jie tampa tokie kiauri blokai, pusiau ten nesąmonė gaunasi ir jie telpa į vieną visi 3. Ir tada stipresnis būna, man atrodo, šūvis. Dabar galim pabandyti su vienu. Gaunam daug TNT. Tada ir batinė reikia. Taip padėm šitą. Taip šitą. Jo, matot, labai susilpnėja tas, žodžiu, tas ilgis skriejimo. Jo, taigi su jumis buvo It's me, Mr. Minecraft. Turbūt dar kažką man atrodo norėjau sakyti, bet nelabai ką prisimenu. Nu, gerai, nepamirškit like, subscribe ir geros jums dienos.